su Norvegijoje Hervoj salo ir atvarėm pamatyti banginių ir orkų. Tai tokį neįlėnį ir nekasdienį kelionį, kad šovė man į galvą vasarą ir pradėjau galvoti, googlinti ir šiaip netaip susikurtas plans ir atvykom čia. Ir šiandien plaukam pažiūrėti banginių ir orkų. Prasidėjo ketvirtadienį vakarį po darbo. Susikrovėm tašis ir išmovėm į Švedijos slidinėjim kurortą pavadinimu Klofjord. Ten porą dienų paslidinėjom, pabuvom ir sekmadienį vakarį pajudėjom link Norboten regioną į Liulėją, miestelį pačiam Norvegijos šiaurėje. Ten permiegojom, pailsėjom tiesiog vieną naktį, susidėjom vėl daiktus ir anksti rytį šokom iki galutinės stotelės, tai yra iki Skjervoj rašos salos. Nors daugum kelionių vykdom iš Tromsų, bet mes radom gryną iš tos salos, kur plaukdom. Ir šiandien rytį jau esam tuo Skjervoj salo. Turėjom netoli viešbutį, pavadinimu Hotel Martin, žiauriai geras viešbutėlis. Sakėm žuvis aš lašiusius, o Gintars užsisakė kontvik, plekšnį. Pažiūrėsim, ko čia atneš. Tau geriau, kas su daržovėm. Aš valgau. Kiek duot bal? 10. Skane? Žiauriam. Išmiegojom vieną naktį ir rytį 9:30 pajudam į kelionę. Ir kas keiščiausia, kad čia atvažiavus, čia sutems 2 valandą ir prašvin 9, bet saulė net nebuvo išlindus, tiesiog ant buvo už kalnų, tiesiog prašvieta čiut ir vėl sutem. Ir iškojant tų kelionių bandžiau susirasti, kad, googlinams jau mačiau, kad yra labai didelį laivą ir pribort susirengti 20, 30, 40 žmonių ir nesinorėjai grūstis, ten žiūrėti iš didelį laivą, iš aukštą tarp žmonių. Tai pagrindinis dalykas, ko norėjau, tai mažesnį laivą. Tai susiradau tokį žvejybinį laivą, žvejys. Bandžiau visą užsakytus bilietus, bet nikad kažkas nepavyko, ten iki 6 žmonių te plaukti, bet po to radau 70 Degrees, vadinas ta įmonė, yra nakela grina iš tos salos, su bautas vadinamasis, į katros telpų apie 10-12 žmonių. Ir šiandien mūsų kaip tik ir buvo lygiai 12 ir sėdėjom pačios priekinės sėdynės, tai turėjom pat geriausią vaizdą ir didžiausią ekstrem, nes per bangas davė, būdavo taškės ant veido visur. Tai bet kiek smagiai buvo. Tai ir siūlyčiau jums visiems, jeigu rinksatės kelionį, tai geriausiai suribaut, nes tai pripat vandens labai žema, gali arčiau priplaukti tos orkas. O kas plaukat galbūt su šeimyna, su da kažko ir nenorat, tai ir didesnį laivą, kur gali eiti vėdu pasišeldyti, sušelti rankas ir panašiai, nes išplauksi jūrą tikrai yra žiauriai šalta. Jeigu kažkas mačiau išsitraukti telefonus, nori pafilmuoti biškį su telefonu, tai maks minuot, nes tu jau pat rankas ragė. Gal pasiruošti? He's so excited. Na 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 na. Yes, we can start pulling. Gerai, kad pirmą atsistojom prie laivo, pirmį ir įlipom į patį priekį. Geriausias veids. Turbūt ką geriausias, matysim kelionės. Ne, ant biškį daug, ką pakratysiu. Plauk, mes.
Nieks prieš. Nesveika, nesveika. Matėm, kaip banginis orkas. Neįtikėtina, kokį jausmą tau sukeltas banginiaus dydis orkas šalia nardymo. Nerealiai, tiesiog neįtikėtina, koks yra jausmas. Tai visiems rekomenduoju ir jeigu kam įdomi, tikrai galėt parašyti, patarsiu, papasakos, kaip visko darėm, kaip keliavom ir kaip galbūt patogiau visko padaryti. Tai sėkmės ir iki.